Turbūt kartoju du žodžius, vėl ir kartoju, tai kartodamas vėl kartoju, nesvarbu jau, ne taip mane supratot, ne taip norėjau pasakyti ir ne taip nuskambėti, dabar jau lyg manimi nebepasitikėsite ir esate pasišliukšti. Būna nesusipratimų, gal ir atsiprašau, nors to niekada beveik ir nedarau. Ir vėl geri gyvenimai įsivažiavę, rašiau ir galvojau apie tai, kaip protingai parašysiu, bet tapau staiga kvailas ir prisiminiau kitą dalyką. Nors ir to neparašiau, tai rašau žodžius savo ir tau apie visą tai, kas kažką turėtų reikšti, ir per tą laiką bandau truputį prisiminti. Ir gyvenimai, pažadai ir svajonės, ateitis. Neplanuoju stipriai, nenoriu girtis, nes gaunasi kartais blogai, dažnai. Negaliu pamiršti visko, kiekvieną ateinantį momentą užsipildo praeities dalykai, kaip ir esama geram gyvenimui. Net ir susitaikau su blogu gyvenimu ir pasiryžau su juo kovoti ir būti dar geresniu ir puikesniu. Viskas vėl griūna, kad ir po kiek metų pasitikėjimas grįžęs ir pilnai kyla toliau. Kas iš to? Nepilnavertiškumo kompleksas vis tiek išlieka ir mane spaudžia su kiekvienu blogu etapu. Niekinu save ir nekenčiu, nors tai mane veda pirmyn tobulėti. Naikinu save ir vėl, per daug vėl viską išpučiu ir sureikšminu. Skausmas, kančios ir liūdesys, jei galėčiau labiau vėl jausti, būtų visai neblogai. Tai tik šaltis purto ir pyktis ima, gal vėl jaučiuosi maniškai užsivedęs, nors labai silpna stadija. Norėčiau, kad būtų daug geriau. Nieko gero, tai jau tikrai. Galvoju apie išdavystės, galvoju apie savanaudiškus dalykus, kuriuos praradau. Galvoju apie žmonės, kurie yra kiti žmonės, ne aš. Aš daug blogesnių dalykų pridariau ir man nieks neturi dėl to aiškinti. Aš geras, bet kaip jau kiti mažiausia klaidelę padaro, viskas. Gyvenimas baigtas, dėl to irgi savęs nekenčiu kartais, bet tai irgi saugo nuo kažko galimai pavojingo ir nereikalingo. Nežinau, ar mane apgavo, ar aš tik save baudinėjau su šiuo skausmu ir mintimis. Iki šiol viskas dar pakankamai gerai buvo. Kiek klaidų galima priimti, kiek kol užteks, ar daugiau gero ir vienas blogo kažką keičia. Kažkur jau tai girdėjau, nes pats tai žinau, kas ką atsveria ir kiek pats visko svarstai. Tobulai ir gražu, tokį grožį gali pajausti nebent gamtoje, kokiame miške žiūrint, nuo žemės iki dangaus, ar tai saulėta graži diena, ar tai šlapia lietinga, ar šalta, visos gražios. Jau visą kitą, ką pamatysi ir sumąstysi, pajausi, patirsi, bus tai, ką turiu. Tik nežinau, ką dabar daryti. Žinau, bet apsimesiu, palauksiu. Kvaili žmonių poelgiai, kam taip reikia daryti? Nevertas klausimas iš mano pusės. Dabar ir niekada jau nebebus aišku. Tikrosios tiesos, kurios aš laukiu, paskutinio įsitikinimo ir pasitikėjimo, kurio įrodyti niekaip nebeišeis. O problemų yra ir buvo. Ateitis vis tiek nebūtų pasikeitusi. Melu ar esama klaida, jei būtų nuslėpta ar žinota, rezultatas gale vis tiek tas pats. Meilė ir jausmai tolsta, kažkur vėl atgal, sunaikinai man save, visą ko kitų. Nulenksiu galvą ir nebesakysiu nieko apie tai, kad ir kokią blogą dieną šiandieną turėjau, kad ir mano ir kitų gyvenimai kažkur skiriasi ar baigėsi. Bandau nepykti. Net ir kažkas ant manęs supyko, net ir aš pats bandau padėti kažkam, kas nesupranta ir pyksta ant manęs. Visada galiu atsisukti priešiškai prieš visus, tuo labiau ir save. Nors to nereikia, pats tą matau, bet noriu, stabdau. Su žmonėms sunku, ypač kai pats grįžti į žmonės ir tampi vienu. Taip galėjau, bet užteko, nes tu pagalvojai, bet dėja ne apie viską. Viską, tik ne to, ko aš nepapildžiau ir galėjai turėti. Juokingi ir kvaili dalykai daugelio atžvilgių, bet man kažko kartais labai rūpi. Viskas nebebus taip, kaip buvo, nors nieko tokio nenutiko. Nežinia, kas gali nutikti, bet esu tiesiog skausme. Palaužti savęs, norėčiau greičiau sulaukti ryto, kol mano atsakymai bus išgirsti ir atsakyti, bet jau nebegaliu ir turbūt reikės bandyti užmigti ir pabudus vėl. Susipykau beveik su visais, sugrįžau į praeitį,
pasižiūrėti, tokia pati ir vėl palikau. Turiu problemų daugiau negu noriu jas spręsti, tai reikia ir reikės ir taip jau nebespėjau kaip visada ir noriu dar. Diena po dienos galime atsakymai ir įrodymai, viskas blogai, bet kažkas darosi tik geryn, bet tokia kaina yra sunku, nors kartais sutvirtina. Nežinia, kartais išgirsti tokias naujienas, nebeteks kažko keletai metų, nežinia, ar verta laukti. Galimai tikrai ne, įmanoma, bet jei manęs ten nėra, nežinia, kas gali nutikti ir kas bus. Dar viena proga ir nuo nakties iki ryto progresuoju, aš vėl grįžtu, kaip sunku matyti, kaip kitiems blogai. Sužinoti tiesą gerai, kad ir kokia jį bebūtų, nes būti skausme ir nežinioje ilgą laiką, gale vis tiek niekas nesikeičia. Tik dar didesnė išdavystė, melas ir paslaptis, nepasitikėjimas. Visi dalykai nuo galo atkeliauja į priekį ir vėl užglaisto ir duoda atsakymus. Belieka tik grįžti prie 4 ar 5 valandų miego, kaip ir seniau, ir vėl viską pradėti iš naujo, net jei jau ir esi čia.